žaidžiu, tai gerai. Aš jau buvau kažkaip nusigandusi, kad būsiu vieninteliai slemeriai šį kartą, berods, po 10 Saulė. Aha, tai labai džiaugiausi, kad tą Saulės temą užvedė, nes man tik kitas kūrinys buvo apie tai. Jo atvirumas iš pat pradžių mane labai glumina, vėliau priklausto, galiausiai suprantu, kad esu nuo jo priklausoma. Labiausiai ne nuo jo, o nuo atvirumo. Jis kalba apie save trečiuoju asmeniu, moka atpažinti ir įvardinti kiekvieną savo emociją, po ją slypinčią mintį, tą mintį išnarplioja iki įsitikinimą kvestionuoja iki jo neuronų sinapsių ir jeigu jam jis pasirodo netinkamas, jis paprasčiausiai sugalvoja vietoj jo naują ir kartoja, be perstojo kartoja, laikydamas 2 dešinės rankos pirštus tarpuakyje. Valandas renkam vienas kito gyvenime epizodus, kurių emocinis krūvis nenusėdęs ir kaulelis po kaulelį juos narstom. Tas narstymas siaubingai nemalonus ir apnuoginantis, bet jis sveika. Pamatau, kad aš nesu tik tai, ką darau ir mintiju diena iš dienos, bet ir tai, kaip jaučiuosi, iš kokių paskatų ar nusistatymų atlieku kasdienius veiksmus. Kažkokiu būdu pajėgiu numoti ranką į tai, kad galbūt man nereikėtų taip prisirišti. Tikriausiai vien dėl to, kad nenoriu prarasti šito metodo, šito įrankio, ne tiek kiek žmogaus. Bendraudama tokiu būdu jaučiuosi laisviausia, nes nuogiausia, kada nors buvau, tai svaigina. Mums atsikalbėjus iki nutilimo jis groja gitara, tada rūkom žolę, tada mylimės. Kiekvieną kartą taip, tarsi jis būtų paskutinis. Noriu tau kai ką pagroti, nes tu, jo pirštai bėga gitaros stygomis ir pasigirsta iki skausmų pažįstama melodija. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Aš sėdžiu ant grindų ir nevalingai laikau savo kairę ranką pritraukusi kažkur ties raktikauliu. Šita daina man sminga tiesiai į širdį, tądien ir visada. Dėkui.